Lietuvos aludarių gildija pristato. Nuo seniausių laikų Lietuvoje, gaminant alų ir midų, viena svarbiausių sudėtinių dalių buvo tinkamai parinktas vanduo. Tyras, unikalios sudėties šaltinių vanduo prisidėjo prie unikalaus lietuviško alaus skonio. Juk kuo švaresnė gamta, tuo švaresnis ir vanduo. Šiuo metu mes esame prie vandens gręžinio, iš kurio prasideda vandens kelias į Utenos alaus daryklą. Vandens paruošimas yra labai svarbus alaus gamyboje ir mes tam skiriame ypatingą dėmesį. Labai svarbu, kad vanduo, patenkantis alaus gamybai, būtų tinkamai paruoštas, skaidrus, minkštas, be jokio kvapo. Vanduo alaus gamybai išgaunamas iš šio 200 metrų gilyje esančio gręžinio ir patiekiamas į gamybą. Šiuolaikinėje pramonėje alaus gamyboje naudojamas skaidrus, bespalvis, bekvapis vanduo. Labai svarbu iš vandens pašalinti priedus, kurie suteikia jam netinkamą kvapą ar poskonį. Be to, vandens paruošimui naudojami specialūs nugeležinimo bei minkštinimo įrenginiai. Mes išgaunam vandenį iš šito gręžinio, po to kalniuku yra 136 metrų gylio gręžinys, išgaunam vandenį iš Šventosios upninkų baseino ir jį dar papildomai paruošiam vandens paruošimo filtrais. Tai žodžiu, iš vandens pašalinama dalis geležies, o taip pat dalis kalcio magnio pakeičiama vandenido jonais. Aluje galime rasti daugiau nei 800 įvairių sudėtinių medžiagų ir komponentų. Tačiau tik 14 iš jų esantis vandenyje yra ypač svarbus tam, kokio skonio bus alus. Minkštas Pilzeno miesto Čekijoje vanduo padėjo atsirasti lengvam ir gaiviam Pilsner alui. Miuncheno mieste, kur vanduo daug kietesnis, atsirado daug tvirtesnio skonio bavariškas alus. O štai Dubline, kuriame gaminamas garsusis stautas Guinness, vanduo pasižymi karbonatų gausa, kurie subalansuoja tamsaus salyklo poskonius Guinnesso aloje. Gamtinėme vandenyje, kuris yra naudojamas alaus gamybai, yra ištirpusių daug mineralinių medžiagų ir tokių, kurios turi būti pašalinamos. Tai sakykime, kaip geležis, kuris suteikia vandeniui ir nereikalingą spalvą ir kvapą. Ir pirmiausia, tai yra pašalinama geležis vandenyje, tai yra nugeležinamas vanduo, kadangi vanduo turi būti bespalvis, bekvapis, beskonis, labai švarus ingredientas vandens gamybai. Aludariai nuo seno naudoja vario katilus alaus skoniui ištobulinti. Tai juose verda šimtai litrų vandens, sumaišytų su specialiai paruoštų salyklų ir apyniais. Bet apie tai kitoje Lietuvos aludarių gildijos pasakojimo apie lietuvišką alų serijoje.